Gerdeinu. Ajato. Kas ir ėjo Nidzdorb karate? Ajato, lygu reik sakyti. Ajato narsolei. Laukt, sulaukt, prašyt, bandyt ir panašiai, va. Čia tas, kur dara apžvalgas ir skaitos bus žiūrimomumas, nes nieks nematė, tik girdėjant, prisižiūrėjant tik tuoku ir čia deina gal ir užteks viskas. Ko jūs turėk žinote apie motociklus. Pakliova aparats, katru aš te privengu irgi. Tai aparatą, kur privengu, man nepatinka. Nes dar ko nesibandys, ne? Un senatvis pasiėmė bretvą. Vo, atčioperį pasiėmė. Ne, tai naujo iš Bahūra, kur dabar ir ani dar jauni, un senatvis jiems bretvą. Čioperė nerūpės. Kawasaki Z H2. H2. Užtenk pasakyti, H2 tur Kawasaki, viskas iškart fantazijas, video matymą, greitis 400, viso kita ten ir kompresorius. Nes kompresoriai, turbo kompresoriai ir silpniems. Jeigu tau nein mašin, tu dėd turbiną arba kompresorį. Nors kompresorius dedams jau ir įgalingas technikas, jau iš ungatau. Čia, jeigu kas negirdėjai, kaip čia aš vienam antram parodžiau, nelabai suprat iš tikrųjų. Gyva, nuotrauk, nusinčiau, sako, žiūrėk, kokį pasiėmė Kawasaki. Vo, BMW pasiėmiau. Vo, o kokį neskirtum, niek žmonėms, absoliučiai nebeskirtum markį. Lyrika, epitetai, kaip vadinti, prozą tu jo padiklamosiam. Dabartinė motociklą, čia aš nežinau, kelint metams galbūt, pažiūrėk internetus, kad gamen, koks skirtums. Anu, tokių nebuvę. Dabartinė motociklą, pavyzdžiui, paėmė kažkokį mocą, daug maž panašiai mocą, uždėdi stabdžius kažkokį, kur matė žmonės internete, per kompiuterį greičiausiai į per internetą, uždėdi kinietiškus plastikus, nes nepadarys gražius plastikus. Ir tokiam laikinam naudojimui, kad parduoti, nupirkti, bravo, ir labai nebloga. Galėčiau paminėti kelis modelius, kaip BMW, pavyzdžiui, 850, 750, 900. Nepyk, pagalvok dabar gerą. Uždėjau plastiks, pėkšt, paprastam žemiečiau, kad nupirkt, būt prieinam, gal net ir Hondos vairuotos galėtų pagalvoti, kad galiu gal BMW pirkti, nes, pigiau jį. Suzukis irgi. Tiesiog markiai, daugiametį, gamin, čia gerą frazę girdėjau, iš plastiko, kur nereik dažyti. Nes atlėjai iš plastiko visko jaudu, į gerą jį. Ir į gerą, nes braižos, nutrynė, sufen pašeldė. Ir Kawasakis iš paskos. Istorijai, tenas pasanui kažkoks vadybininkas, kažkoks, vyresnis, ar kažkoks tai, nes Kawasakis, jeigu taip jau, Kawasaki, jeigu nori, reiškia Kawasakis, ant gamen daug robotikas, daug sunkiosios technikas, ekskavatorė ten, kosmoso technika gamen. Motociklą yra Kawasaki, aš bijau sumeluoti, 30% abus išvės veiklos Kawasaki. Kaip Ducatis būdavo rūba ir kvepala 70% gamyb. Primėte, ne? Vieni sak, ani visas laikas degdavos. Išėjai Hayabuzą kažkad KAV 12 išleido. Žinot, istorijai. 12 kaudą pagausiam, pašnekėsam, atsisėdė ilgą. Galėsim prasukėm pažiūrėti. O čia, ani sugalvoja įdėti kompresorių. Ar tai seniau buvo darom? Buvo, vis garažus kepdavo, kas netingėdavo, turbo, tim gerain. Bet motociklų tarp kompresoriai vis turbinos pagalbinę komponentą, kaip, pavyzdžiui,
galėt gal paminėti, kas nežinoj, greičiausiai, aš nežinau, nes nežinau tikrą MV Augusta 46 voltų idėjai generatorių ir idėjai buvo, kad dėt gaz generatorius padėt sokt variklį. Gal Dino generatorius, Dino starka, tipo idėjai tokį. Nu, hybridas, bet meta seni. O čia vyras sugalvoja įdėti kompresorių gamyklišką, nes meta netraukos. Ir tik į motociklą pagau pagreitį. Panigalė, ne? O, BMW RR, gal pirmą vietą reikėtų paminėti, tas keičiausias, toks galingiausias į toks, Nepyk, Ducatistą, nepykit, tepjau į. Kad tem irgi šiaip padarys. Monster, bet kelius nie. Aprilį irgi V4 kosmosas, 200 arklį. Šiaip uždrausti reikėtų motociklus. Aš pats sakau, V4 Don Ducati turiu dabar šiuo momentu. Tai galvoju, reik pasimėgo, nes tikrai nebleis tokių bairių. Ir šitą Kawasaki, sako. O tai įdėkė mes kompresorių. Idėjai nebloga, gera, kai kam iš auditorijos gal iškart sako, o kam to reik, kur čia važiuosiu, ne, milicijai pagaus sektorinis. Ne tam esmė. Tam esmė, kad gamintos demonstruon savo galimybės. Čia kaip būn, kas nors, žinai, verslininkas vienas nelabai sekas, tai nusiperk BMW, žinai, išsimokėtina. Ir pavaidinti, kad žiauriai keita sekas. Tai su Kawasaki panašia irgi istorijai. Tik kad iš tikrųjų pavaidėna. Nes Kawasaki motorų inžinerija tolygų italų inžinerija. Ten tokių psichujų. Bet ten nedirb kitus darbus. Motociklą nims į tep pažaidimą. Opa! Hado. Sintetinė alyva motociklams. Dedi gazą. Keisk. Tepalus. Sintetinė alyva. Ypač motociklams su shiftkamu, su vanu, su vyteku šiuolaikiniam mocu. Su revitalizantu. Revitalizant sumažint trinti. O, kaip tirštumui, kaip sankaba, kapkon, keturtaktis variklių tepalas. Niek nereik bijoti. Skirs būtent motociklams su šlapia sankaba. Kadangi motociklai to šlapia sankaba, reikalinga kitokesnė alyva. Šiuo atveju 5,40. Būtent palei gamyklos rekomendacijas. Alyva esant revitalizantą labai gerai sąveikaujant su veleniukais, lenciugiukais, dantračiukais ir kai kurias, kur jau gal biški kažkas pakabinta, revitalizantas permaista. Arba, kol dar nėra pakabinta, ten, kur neturėtų. O, prevencijai numeris 1. Labai gerai švarvink. Likučio kanelektos senos alyvos. Ne lašelių. A jeigu biški liks nieks tokį. O, barbarisiniai saldainiai. Kliu. Skistoka. Bet tokį priklauso. Atidarė bankį. Atsuka kamštelį. Nedraskyk. Paspausk. Ir lengvai nuimk dangtelį. Atsukė. O taip. Užkuram. Keturi litrą sulinda, bet čia kaip ir norma posė, bet mes darysim daugiau. Nes mes važiuojam su motociklu, o nestovam. Paukšt. Purkšt. 5 litriuką. O dabar akis paverta motociklą pilna norma. Ir svarbiausia. Hado. Po pasivažinėjimo, jeigu greiždėžė pradės dirbti kaip savė mašina, nedėkok.
Drakonauser. Drakoniukas icibici. Yamahin spārnu uždėjai, kap gerdu Yamahin spārną ir hornetą riemą, ne? Galėt juokauti ir patikėti žmonės, nes auditorijai, ta tokia didžiuoji, vadinkiam, jau gali nims gaminti tokius daiktus, kaip gražius, kaip minėjau, suvinioja į gražų paperiokį, jie neprarina. Ir geriausia, kad jį sukromta ir dar iššekį niek nesupranta. Kas čia? FZ6, Kurilovič. Šiaip šalts variklis gerdu. Negal taip, nors gali taip lengva važiuoti. Kawasaki, mošnu mintis. Vieni padarė Drakonauser, jo, ir auditorija, kaip sakau, nebreik kažko tai. Nes marketinga galybė ir auditorijais supratėms, suvokėms analitika, pasitelkus dirbtinį intelektą, nuėjus į gatvę, sėdėti ir žiūrėti žmonės, irgi tokių žmonių jį. Pavyzdžiui, aš dariau į tyrimus Italijoje. Atsisėdau, žiūrėjau, kokį motociklą važinėja. Mašinas, aišku, žiūrėjau. Visus susidara nuomonė, ko žmonėms reikia. Nes kartas tu gali pagaminti žiaurę gerą daiktą, kaip aprilį, pavyzdžiui. Ir neperka, nes viens, perk, vis ok, bet auditorijai nesupranta. Nes nereikia gerą gaminti auditoriją, stengtis. Dukat pagaminti, šiandien žiaurę brongę, perk tik tas išrinktieji, tik mėlė nukrauja žmonės. Arba netyčia uždirbė. Mums skolos, sako, imtų mums skolos, kaip prieš draugs pavaidinti, variantas. Kawasakis H2 kompresorius. Aš tokį nuomonės dariau, kaip dariau asmeninį tyrimą. Čia mano asmeninis tyrims, asmeninis įsitikinims, analitika ir faktą. Nusiperk H2 Kawasaki. Nesaniai, nelabai brongi ir. Nes kainai mažesnį tam, ką perktų. Yra nustipo 4 kompresoriai ir tai publika aikštelės, tripinėtoje, čia užsiens yra, ne Lietuva. Lietuva turi su BMW važiuoti, paliks nesuprasta tokia atvažiais. Įdėt gazą, estmatė, net tik tokia retai, kvailiausias, kur tu dorns tam, žiūri tik tokį, tu kvailėjai, nejaut, bet tu kvailėjai, paskiau pašnik, sako, žiūrėk, mačiau, aha. Tai tokį, ir išsilyda visas duslintovas, nes tas kompresorius šniuo normaliai. Ir reiškia suplėšyti, sudeginti duslintovą ir šaunu. Ir, pažiūrėjau, antrą pašnekį, H2, žiūrėk šitą ką pein, ugnis, būbų popkornų keik. Toks. Tokia auditorijai. O kita auditorijai perk tokius, arba bando žiūrėti tokius, nes jį maksimalista. Ir kažko daugiau. Galbūt tokį repliką arba kontra toks, kad BMW nepirkti, RR. Nes toks tipinis BMW, CBR koks naujas, irgi geras velnis, toks su kompresoriu. Išskirtinoms, įdomoms, nes tau motociklą ir įdomesnį, nei, tau asmenišką ir įdomiau, nei kad imti tom, kaip vis, nes kaip tu pardausi, politika. Čia gal Lietuvos politika. O tokių kompresorinių, kiek tek pavažiuoti šiemet, nedaug teko, bet puštin pasidaviau. Tai vienu antrą matydavau SX, tokį, kelioninį. Kelioninis mod su kompresoriu, kada autostrada važiuoja 140. Kokias tikslas? Nežinau, linkėjimą smaguminam, galbūt. Idėjai kompresorių dėti, tipo, ką padaryti arklius, o ne? Vieni ten galvas daro, ten panigalė, desmod sėdyči, voštuvą, titanium, BNV, Suzuki lygų niek nedaro, tingans daryti, kas da, Aprilį irgi ten sukūrė. Kompresorių būšt, ir tu išskirtinoms esi. Ir automatiška publika žiūrės į tavi. Nes pastajus didžiausiai yra kuokšt šukuosena, kada ateini. Dabar pastebėjot, vis ir brokolio tipo šukuosenus, Jau mėmių keikiai.
O to atvara su kokiu, nežinau, irakėzu, o ne, vis žiūrėk, koks. Tai vadinas kompresoris. Jūs, gerbėmiai, matot motociklą Z klasės H2, bet iš tikrųjų H2 yra brangesnis 4 sykis. Ano konstrukcijai absoliučiai kitokį. Čia ir, toks civiliam, paprastiesiams žemiečiams, darbo liaudės, kaip susilaikyti, tokių komentarų aštrių, kur gali nusipirkti, įsimokėtina. Ir šitoks, čia ne jokį karbonized, tarp kitko galėtų apkrauti karbonized, tai kondaus, nieko įdomiau atrodys. O iš tikrųjų H2, kurį, iš tikrųjų, aš tik mačiau parodo kažkada jau už to plinys. Galvoju, aš tik motociklų permėsik matau įtiek, mums patinka, konstrukcišką. Įlindau tarp tų stop jaustas. Pa kur buvau? Anerigo buvau motociklų parodo. Ar Lenkijo? Nebeprisimenu. Jau pažiūrėti, taip gaz pasakinėjau. Taip jam, ai, sutruosiu, toks, išgint, sako, kaip šis, neik prie motociklų, negal, nepyk, sakau, aš čia noriu pažiūrėti, vaikiš. Tai pamačiau, kas sutruosiu, konstrukcišką žiaurę paprastą padaryti, H2 tekras. Čia ir civilinė versija, žmogau važiuoti, kad jis neužsimoštų, kad nekenktų baltom meškom ir suprantat, iš ko jis pagamins. Bet smagu. Smagu pajausti tom kompresorių, aikštelė pašvelpinti, visi ima ten, gal tikrustus, ką sakys, ten H2R, ten R, ir kur absoliučiai negal gatvė, nes tor 300 su viršum arklį jėgų. Tai išės, 300 kW gal nie, bet pasakykėm, kad 290. Tas tor lygu 200 arklį jėgų. BNV visi kurie 200 tor plus, Apriliai 200 plus, Suzukis lygų nežinau, neskaičiau, nelabai domėjaus, nedomint Suzukė. Užmiršau pasidomėti. Kas dator 200 arklių iš litrą. Normalu, nepanigals šitą toks. Ano masė ir tų visų, kur paminėtų motociklų, 200, ne, abus 200. Panigals išvies 100-700. Normaliai, ne. Čia šitą 240 svoris. Bet čia, į kas? Čia sunkesnis biškėlį. Tikroji H2 škiaus. Rėma chromolibden špingponginė. Čia šitą irgi rimti rėma. Bet pasirodo, nežinau tik faktą, kad SXO įdakė tokį rėma. Tipo, tešlos blogesnis. Būn, konvejerius ein, kur nepraein komisijais, tipo, čia žiūrėk, legeracijai, tai padarom SX modelį. Irgi galtėjom. Kapalų, kad dar, jubiliejinis, koks kapitono jubiliejinis alus. Prani, vėl dačik sugeda, raugą sukėl, surūgalus, niek tokį kapitono alų pavadinsėm. Kokį nors šnekorių tornadinis vėjas, šnekorių vėjas, alus, biški pilsam dažiklių, suais. Pasakau toliau. Gera. Gera, jau matau, jauks jam. Daugiau duomenų, duomenų. Sukiem moments 103 prie ten 292 arkliai prie tikro apsukų sukas 14, bet nesisukteik. Nes ant negal suktis, nes geležis motorį ir paprastesnį civiliams naudoti ir. Dėl to, čipoit gal, galimybės, kaip galėtų, kaltieną čia visur sudėti, bet netur patirtais sutikęs motociklas nesuardys. Nors domėjaus, kažkad seniai googlinau, ir žiūr su sankabom bėdų. Ir viens, ir antras sankab, aš galvoju, nebus tik nas burnauterė šniūrintoje. Nes taip sankam, netor sugestin. Ant čia gidraulinį. Čia spiruoklis jį padidintas, viskas jį panašint. Ir, tipo, davin mačiau
toks tipo atsitikėms kalinsiukis, nukurėt tepal pompas. Kažkas ten atsitiek, ne, kažkokia problema buvo. Kapun gali nukrėsti. Nu, pasitaik, žinai, per būrį. Gal kažkas remontavo, kažkas angab keiti, pastukse daugiau paukštį. Nu, viskas. Toliau užkalt variklį. Bet sakau, įtarėjom tur, kad nes aš neturėjau kompresorinį Mustangą rūšų. Nu, su kompresoriu vadinkiam. Tai vat užkūrė į gazoju kaip molis, ne? Gali žiūrėti video jau apie tą Mustangą. Jeigu bus, jeigu kas žiūrėkite, kas matent pasidomėkite turbūt. Nu, gazoju, jau kniaukunsa. Tai įtaru čia lygiai tas pats. Kniaukinti ant kompresorių, rodo draugams, vaikams pagazoti, žinai, irgi reik, panom pakibinti. Nu, tipo te. Čia kaip harlista, kur gazon sankryžo, ko nedirbant laisvų. Su kompresorės motociklą ir gazojam irgi labai daug ant lietų, kad girdėt kompresorį, nes, kad, žinai, šauktum. A, pas mums kompresorius! O. O kit sakys, žiūrėk, tam cilindras viens nedirba. Gera, technika. Supratot? Čia biš geresnis plastiks. Posūkė Činkwang, Taiwan, LED čiulpen, nu, Drakonauzeris. Aišku, šitų reik rūžavų būtina, nes rūžai vieniems patinka. Nes, tipo, sakūros žydėjimas, tipo, mergaitė jauna, tipo, čipanetks tų toksai rūžavų kurį dalyką, žinai. Nesijokit, čia tikri dalyką, nes, nu, Japan. Nu, ne Japan, Taiwan, Japan, Chinese, ping-pong. Šakį, kavinį, brandbo. Turbūt, kad nesusitvark su tokiu masi motociklas, nes greičiausiai nesina, čia vesks su kokį Kawasaki nestabdžiai, tai radelinė, kuri sudėjai brembus. Ne, nesin, sakau, kad nesin mašinku, da net už brembų naglesnį. Nu, ne naglesnį, tuk masyvesnį, konstrukcišką, ne men kūrinys. Bet idėjai tus staileminis lygų vadinas, stailemo. Kudė? Bei susimauti, ką bimbal susimauti, nu, paminės jam, ne. Mes savo padarėm, ne. Čia BMW parašė antrų pusę brembų parašyti, vis tiek leid, nes, nu, kas sekai moš, arba brembų atkeršiai, sako, jūs nedės lipdok, tu jau mes košelis į Magnį arba į Salnikus, tu jau mes šį užkinys užsakysim, pažiūrėsim. Nenorėjot mokėti, atkatėlį vėliau susimokės baudą. Nu, čia vidiniai žaidimai, kas vyra. Tarp kitkočių. Viskas. Papigiai pasišiaušinti kine, stabdžia brembo komponents, čia ir kosmosas, tai stabdžia, sakau, laikys kokiam 5 štukų, bet kažin laikys tas motociklas tiek. Arba tu įmaus kažkur tai, arba kažkas atsitiks. Čia vot radiatorius į didelis, kaip litriniaus kavaus, patidėjai spoilerį mažėjams, reiškia temperatūrą, kad nusimest. Bet aš nežinau, nesutikčiau, nes variklis dažysi. O kiekvienas dažas ir kaip marškinė. Uns turėtų būti stikliauts, kaip dukačiams. Paskombinkite dukatį. Paklauskit, kodėl stikliavo variklį. Tepal radiatorius naglas jau žiūriu, vandeninis. Negons tik vandenį, tik stipriai čia šalda. Nes čia, nu, pats suprantat, jeigu litrinis variklis ant kavinis, ant jau į, nu, žvėris, 200 su viršum arklių, kiek ten irgi, nu, ZX ten. O čia toks, tipo, 200, bet apstakų mažiau reik minkyti, žinai. Kokį temperatūrinį režimą, ne? Kompresoriniaus, aplama, turbininiaus, kompresoriniaus. Tu važiuoji su atmosferu, tu daugiau neįvirniuosi, nu. O su kompresoriu, kaip šašliukus, ką kepintą kompresorių pasijungi papūsti unglim, ką greičiau įsidegtų. Nu, čia lygiai tas pats. Pačių variklį šardytų panagrinėjau, nes anu jį pridaužyti, iškaltų įsitaškysi, visi normaliai. Tipinis variklis, skrab, baršk. Šiuolaikinė variklė, tarp kitko, irgi, kaip indiančiai buvo atvažiavęs, ant saukons baršk, bet ant sirein. O kodėl barškai rein? Dėl to, kad kaltiena, tarpą įpalaid, kad tu jeigu užčionginsi šiluminę režimą tarpą, kad, nu, atitiekt kažkokius tai parametrus. Čia ne Hondai, kad šniūriai, žinai, kad, bet Hondai nevalė, nevaliuška visiška.
Tas naujas CBR, norėčiau išgersti variklį, tada da pašnekėti, da sėki, tart žodį. Bet gal alkūninį laiką, neaišku, da. A jie tepal, kažin. Kap su tepalu jėdim, gumelis reikia keisti. Kompresorinė, turbininė variklė, jeigu jie tepal, tai važiuojant per kiet gal jau. Per žeidus arba per turbiną. Nes viskas laik slėgi. Ir gumelis tų voštų neloš. Ir kas tą dizelį sakė, ne, pasikeis gumelis, mažiau jis tepal. Normaliai šaibą paimtai. Žiūriu čia, o aš matau, aš tokį dalyką dar nemačiau paveiksliukus. Aš gal senesnį žiūrėjau, gal konkrečiai H2R žiūrėjau. Čia ir ne imitacijai, Kawasakis litrinis, turintis detalę nuo H2R, H2, reikia gal taip sakyti, ir jį parašyta. O taip gal reikėtų sakyti. Žiūrint interkuleris, o tai kapans visi noro. Kur, aš galvoju, ras kažkokį interkulerį, žinau, window, bet tai įsivaizduoju dar kokį, nežinau, 5-7 kg plus. Nu, papildom svoris, ne? Norėjau turbinų uždėti, o ką gera, svoriaus užsimečiau. Tai galis ir svoris santykis nebatitinka. Čia kaip kokių 600 bretų pasiimk. Nu, ar 6 kokį pasiimk, ne? Nu, kau 6 pasiimk naujos laidos. O štok, prikelis pridarys. Lengvas motocikliuks, balansas, galingoms, svoris, belissimo, kaip koks Ducatis. Ducatis taip gerai nepadarė, 600 netorans aniek. Ane iškartant rimtai, nes virš litrą motociklą teik sver kaip Kawasakis 600. Čia 2 Plus arklių ir rezultate, toks, tipo, fizika, iš to štikiaurą. Gal aš apsirinku, gal įžeidžiau turinčius Kawasakis, niek tokių vyrai. Žalia dažyti irgi gali. Į prūdą nevareik, bet aikštelė jau su žalia atvažiavus, pliusas tau bus. Nes iškart iš toli matka Kawasakis. Jeigu daso kompresorių išniūrytum, iškart legendas būt miesti. Vo čia, aliumininis. Tarp mūsų, piguma. Eina šiek tiek piguma. Nu, bet kaina. Vo, kaina. Pasikartokiam. Tikra, aš dar, kiek uns kainuon? 3, ne? Kiek saka? Nu, tas 10-15 kainuon. Nu, vis pinigą. Purkštukai, purkštukus gali matyti. 2 sektorių purkštuką, aš grįžtamas. Jau 2 sekcijai. Vidau da purkštukai. Gal su benzinu aušienanu, nes ir vidau purkštuką. Ką pa aušienanu vyra? Aš intelektą neturiu programėlis mokams, gal paguglinkit, paaiškinsiu jums. Kol aš neišardys, aš niek jums nepapasakos. Nes vien raškėt ne. Vien voštaus reguliuojant, kaip knygo parašyt ir nesusitvarka, o ne tik sen dėdis, kad razgarai įtais motociklų porą. Ir ne tik, sak, ne, to neteisas, internet raškite. Tai kol aš nepamatys purkštukų, interkuleriaus, o kas šit per tepalų galvons, bet nežinau. Matau kojelį iš metalo. Kodėl ne iš aliuminiaus? Kodėl netaupot? Išmetimo sistema. Čia modifikuot kažkoks tai uždėts. Iš karto, kuo jis padės mergas, nudegins batus. Labutenams nuėjęs iš karto, bet pan pavežti čia gal nereikėtų vežioti per daug. Norės pavaidinti abod nusipleiksi. Toks tipo. Super šnерgleris. 93 decibelą, oho, koliarma. Kerkerinių Hebra manikenų čia šitą priplaus, šlanga šitą. Veinuoja kito, šitą ketslongs, tabalong, gerą bus čia. Nieka nesuprant. H2R, kur studijavau, taip šitą, kaži, kap, nelabai matys, o čia, žinai, ten nėra prabuksavim kažkokios tai monitoring, dėt gaz klient sak, ne, draugėlį, ne šį sykį, nori pačipauti, susimokam.
Vo. Man sutros motociklą labiau patink psichologiškai, nes tu esi karalius. Vo. Nors susklendi gali daugiau manipulacijais, daug turėti, daug tipsų geresnių. Vo. Nu, gali sugesti sklendi, jo, gali parašyti komentarą, kada buvo telefonas, sugedis tavo iPhone'as. Raudons, turbina raudona. Nu, reiškia, traukiams jį. Su lenciūgu čia. Toks kaip mova, nes nuėjom gazą, kaip dviračių pedalėnį. Čia reikėtų su raudon markeriu parašyti, kad nesimat, nes fotkis siunčiau, sako, o, sakys, koks šį, sakau, žiūrėk, o, rimta, o, čia kos parašyti. Būtina reik paryškinti. Arba nusipirk dungtėlis iš karto už kokius 5 eurų. Nes pigiau jį, nes Taivane ir, nu, Kawasaki M5 detalės jį. Nes šį darbininkų klasės motociklas. Nu, katrai sunkia dirba, pasiem paskolą nusipirk. Gal taip sakyti. Iš savų irgi. Tuok daužt pirkt vyrą, mes daužt perkam mes laiką. Nes aš tikrai, nu, linkis taip jau pinigų nesvaidyt vėjas. Pabandė ar užtenka. Kas čia? Kas jums? Honda rėmus vyrėna? Tikra Hornet rėma. Ne, biškai gražiai. Ai, Hornet rėma, sakau, šaša šitą į. Tokiai, žinai, pursliuką. Nu, kada nors Hornet 75, pažiūrėk, ką rėms padaryti, suprast. Apie ko aš norėjau. Bet neturėt Kinijo gaminti, ne. Jau nesidark, Kawasaki, ne Hondai. Šakė iš geležiais. Traukis iš geležiais. Grina biudžetinis amortizatorius. Ot, progresyviai. Čia šitą kilnojas kažkap. O čia aliuminis toks. A, iš varikliaus čia. Atep. Šakė. Pusiau iš varikliaus. Pusiau amortizatorius. Nebuvo mazę tik sprendėm. Bet tikrai, jeigu tau čia paukštelės per apačią, išlauž bloką viskas. A šitas prisukam suvarštas jį. Ai, suvarštas. Modulis suvarštas, kad jeigu nulauž, kad neišlaužt bloką. O vakar. Nes priminkiam, Kawasaki irgi iš tų ir gamintojų, kur galvo. Beba, jeigu bus tep, kad būt tep. Nedar tep. O, gerai, nulaužiausi, variklį pasikeis. Čia ne tas gamintos, kur kažkad pasakojau. Nelabase, ne. Šakį iš švelerių. Jau. O, kad čia kavelis ant 600. Tik per šakį gaun paukštą. Nu, svoris, žinai. Jeigu legirots riems, katras aliuminis jį. Veržlė žiūri nagla veržlė. Su varšteliu kažkokį prikontrojama. Negi. Nebuvo masakios. Reik veržlį padaryti iš kažkokį titano lydinių, veržlėkį, sriegį padaryti. Suprant, ką kontroliuoti. O, čiut nepasakiau, 100 metų. 200 metų nuo akmens amžiaus. Šplinta įkiši ir nesisuks. Netink. Reik sudėtingiau daryti. Nu, gamintos pasimėgau irgi, tipo, ai, padarys kitaip. O, čia jau nulūžin. Ko dar papasakot vaikučiai jums apie toj kompresorę norėtumėt? Reikėtų norėti, nes, nu, vis dėlto į unikalus mods. Net kitokių. Vat. Arba konstruoti, nieks nekonstruojančias laikas. Nu. Karbonized, power karbronze. Tas montau karbons toksa įtartins. Su peštuku išpieš. Nu, Kawasaki normaliai čia. Nu, tuok šitą tikrą, kompresorinį būtų įdomiau. Jeigu atsibuodu visokiai tai, žinai, tokiai, tintatei. O ta, norėčiau zetskis litrėnį, žinai. Kainom keksų kinietiškas, kokias nors Krapovičių špangerės. O, žiūrėk, kompresorinis jį. Kažin kaip laiko varikliai, nežinau nieko. Ai, varau pirkt Hondą. Opa, sunki karvė. O, blemba, bet nesisuk kaip monsteris. Bandom. Opa. O, tau. Numerė, man dar kokiai. Iš Deutschland. Uberales. Ausländer. Deutschlandais ant ir suprant. Nes, Lietuvų juk nepirksi. Tai kontų.
Ir tų bimbalų, arerų, esų, visokių, kaip važiuoja nerealiai. Tai viskas, jame įvažiuoju. Iš bėdos CBR gali pasiimti. Nürburg, iš Saksonijos vėliau. Buvau šiemet Saksonijų. Kon žiūrom čia. Platus galinis ratas. Privalumas. Kodėl platus galinis ratas, žinot? Temperatūrą nusimesti. Gatvėje stovint. Žvaigždut galint tokį kažkaip pastiprinėms. Negi. Nie taip, kad žvaigždut nurautų. Nieko. Dėt gazą, linsiuks didelis. 525 šakės, matau. Nebė, neapnaudoju. Seniau naudoju, litrą padarėm, 70 kW, 30. Į ton linsiugą, ką reik sokti, labai variklio į sunku. Veilkti tokį grandinę. Mažin linsiugus, mažin, kad būtų tas toks čia techninė dalyka. Kon mes čia žiūram. Tekinis galinis lyga toks pat, kaip priekinis. Jokiai čia nekaltinė, nieks čia. Čia buvom špakinė, tiesiog tekinuką graživo. Su plėninės štampautas važiuoklis elementas. Kai kas atleita, gal kai kas detalis naudoja ir tam tikrajam kažkiek. Pasakiau tikrajam. Gal supykt, sakyt, čia ir. Žiūrėk, kur užkliau. Matos. Detonacinis. Kompresorius, turbinas ir detonacija. Ir tiek artima, kaip nežinau kas. Tik vienas žingsnis iki nelaimės, žinau. Laiku tik nuėmė, ir 9 mėnesius, po 9 mėnesių remontą turės rezultatą. Tai taip pat čia irgi. Detonacija. Aišku, kam smulkintis. Tu išėk. Budžink, švelerį. Kur jį gautum? Vulkanų 1.6. 2 litriaus. Kas čia dabar per neteisingas duslintos, jeigu šauda. Jeigu nuėm gaz, bet vaikams patinka. Čia tas pats. Matak apskom kitiem. XJ6. Čia ir ekologijai suveikinė, gaun degonės į glušį, deg glušės. Ir kada tokiai bairė būn, neteisinga kažkas. Neteisingas duslintos padaryt neteisinga arba ekologijai. Nes būn taip yra. Nes duslintovis sproginėjantis kuras yra tau išbėgę narklė. Čia kapsu tau, kurie nežina, nubaltau tau alkūnis ir skaitos mondrė, bet, kam aš pasakau, yra. Shifteris tai kaip hidraulinis cilindras kažkoks tai. Bet tai kas per shifteris didom? Atsileido, ne. Čia tai tokie nekreip dėmesį. Čia šitą biškį išsijęs liufts. Čia dažna būn liufts šitą pasigaun, pradėt blogą bėgį jungtis. Ir aš pastebėjau, čia kiek tek, tai viršų jungi, antras bėgis. Nebe Kawasakiaus firminis dėžės. Sunkiai pagauti laisvą. Toj klausim, kai išgerst, taip, sunkiai gaudau laisvą. Taip, daugom pasako apie vairuotojų, nepatyris ir tiesiog nesugeb. Važiuojant laisvą, iš antrą laisvą, su kuo jis pirštų, nes matai, jeigu dažniausiai gali, nedažniausiai, bet pasitaiko kur su šliurėm varinė, žinau. Ir tad sunkiai laisvą pagauti. Tai su pirštų taip, čiukšt laisvas. Čia dar demonstravau aš. Sakau, žiūrėk, normaliai. Plastik, kodėl ne karbonized? Vaikučiai. Vaikai, Karbonized būt geriau, būt lengviau, nes tu plasmuoji. Starteriuks išves 1.2.5. Matyt, nebreik, nes išmok daryti į starter paleidėjim sistemą. Nes degėjimą monitoringą pasikeiti motociklus tokius, kai kurios. Tiesiog labai nedaug reik pasokti variklį, kad užsivestų. Seniau būdavo, turi būtina apsokti vieną apsokėjimą arba 2, kad pamatytų viršutinį veleniok. Būtėm skaičiavėms, į toks. Dar nedaug dėjų pasistatė,
pat galą, tai suki. Nu, būdavo mašinas, tai į motociklą kai kurie. Hamutas senoviški, pompa senoviška, šiaip su pompom irgi prikola būn. Aš, būn. Neaišku, už tai kas buvo tą motociklo, čia šiaip nuvirsi, padauši, bėgtau tą pompą. Bet su pompom, nebūtina Kawasaki irgi čia bimbalam čia ne naujin, nes они populiarūs, dar neužmirškiam. Kažkiem Suzukiams, irgi pompa leid. Aprilijom irgi, irgi. Į Dukačiam negalėjom pompa leid irgi. Kudė, ka užsakė salnikus, tipo, išina, pats tikės pašiek markį, pakėša, įbėgtas salniks. Arba guolis koks nekondicinis. Kudė taip nekontroliuoju, nežinau. Šiaip, turėtų galvą nukėristą, kažką, visa gamykla matant. Kapten Clarkson sakė. Sušaudyt visą šeimą matant. Už ton gal, patompenom per teismus. Mun gal nepatompys, nes čia bairis, mes bairis suprantam, jauts humors. Ok, kiek uns puči? Nežinau nieko. Nežinau. Kiek reik, tiek pasidarytum, nes jie tokių škivukų, ten tokių mažesnių, kad daugiau pūstų. Daugiau pūs motorsą laikys. Nes tikras H2R un Sair 100 arklių tor daugiau už to. Į kontų turi pasakyti, kas ten per vidurė, kas žien. Titanium, nes 14 štuk sukas. Tas kažina sukas. Nes galėt pasokti, bet kaip visi R1, 6, Kavas, Suzuki, visi tai, kur kur žiaurė, kai tą varą, į PMVD tom pač galėčiau paminėti. Varau, kem, 3, 5 štuk, 5, tai ir jau medalis. Lūšt. Kudė? Nes pavargs metalas. Daugiau gaz, naujam, dėjau ką gera, kas smagiau. Voštaus spiroklį pavargst. Yra minkšta pasidaro. Nenutrūkst, geriausiu atveju nenutrūkst. Įdaus 14 štangų, tau voštau išmes į pakipstinsa, nes spiroklį nespės gražinta, nes ant per minkšta. Prie 14 000, kad nutrūkt kas, aš norėčiau iš toli pažiūrėti savo su žiūronas. Arba būti kuis pakėlusiam į užsokt gazą. Pažiūrėti, kaip deg luštis ir... Smagu. Užveskime galingą motociklą varlėkis, koks senoviškas. Elektroninis sklendė. Čia skydėlis, kaip Ninja 650 arba Z750, 650, 6 storis turi Bahura. R6 kažkoks. Tipinis skydėlis, daug informacijos, paskui padusudėjausiam. Aš žiūriu televizoriną, šitą modę, bam, vis gera toks idėja, viskas, niekur to nedingsi. Per skydėlį. Čia skydėlį baltą pasidarė. Estma ten kinietiška. Tai čia tas pats, tai geriau. Čia geriau, bet kinietiška taip pat. Japoniška. Ar jums gal taip ir gražiau, Sakau, išjung man viskon, kad KTRC, off. Viskas ir išjungtų. Visi kinkima. Nebė galiniaus broliaus vyresnių galą, kad sak, agi neliek, čia neliek, stabdyk. To nebė. Aš to mocu nedaug pavažiavau, bet nepakankama, kad teikti testus ir sakyti, wow. Klausykitės. Velniškas greitis. Užsukau. Ripužuoks koks. Ripužuoks. Galva kaip nulūžus tokia, ne. Išpera. Gal pavadinti. Gal. Valdomoms Kawasakinis. Turi gal nesubėni valdos su vairu ir tu kovoti turi. Dabar užguldžiau biškėlį. Gal matysas. Beveik, vadinkiam. Taip smarkiai gal neguldžiau. Nesimai vis. Sakyčiau, turi kovoti.
Zetkinė valdymą. Svoris kitą, matai, aš, piškal atpratau, tokių sunkesnių toks pirms įspūdis, konvaldos kiti, ne visi kiti. Ne visi kiti, tai visi aliuminė motociklą. Kaip trauka, kaip valina? Valent kaip 1.3. O taip galėt pasakyti. Pavyzdžiui, žingsnis superčargeda, ne, ten viskon mes turam hiperčnerglerį, bet valinėms kaip 1.3, 1.4 toks užsuka ir buvo tokių galę tiesiog tau parein galę į tavi. Litras nevažiuon taip. O važiuon virš litrą. Zelka sakė, kas įvažiavien iš tų laikų, iš senųjų, bet čia gal du žmonės tik tie važiavien žiūrint žydroje ekraną. O Zela, ne, uždėt gazus, buvo kaip garvežys. Vot kažkas tokį. Arba čia darbo tvarka ir va ta tokį. 1.3.4.2 būdavo ir būn 1.3, ne, 1.2.3, 1.2.4.3. Vot tokį tvarka da būdavo. Kawasaki. Neužmirškit, žuoklaidžių sumaišyti gali GPZ-škę. Tai gal GPZ čia, nežinau, pasidomėjus asmenišką, ką žinoti. Pasmalsausiu. Stabdis į... Arba aš pripratęs prie brembas, jau senuką važinėjau su brembu, dėl to aš juntu stabdymą. Kai kurie moca nesijaut. Sankaba, tokį sankabą, ana įrašį da pareguliavau, gal Chinese ping-pongą, bet abejoju. Nėra informatyvom su sankaba. Neužmirškiam, su ko važinėjai. Dukat sankabas į gurų. Shifteris gerą veik, toks išspjaudo, bžik. Čia vaiką eidaba, užsukau, tai pekšt, tik ta shifteris. O, šou elementų ir. Gerą veik, japač bloga veik. Bėgia sunkiai junginėje, sunkus bėgia. Ne Honda. Ir ne KTM irgi paminėčiau. Šiaip KTM dėžė labai gerai ir. Nes ne KTM dėžė, tai jie nupirkt ant dėžė iš kažkur, tai nebus itališka. Vot tai toks. Čiulpedrinskinis. Tas, nenudažyts ir reiškia. Anei kažkada trynių protą mes nedažom, nes motociklo svoris gali padidėti, supranti, 173 gramus. O, anei padarė iš plasmas, kad būt pigiau, į lipdok užklijau ant tą ZL, AZ kažkap. Nuomonė, nikam nesusiformuoju nuomonė, kad taip pasakyti, obaba, variklis obaba, Ford Mustang, daugiau niek nepasakys, su kompresoriu. Čia nieka, nie tik variklis ir kompresoris. Ir valdyti, kaip sak, ponai, jau ką pišiant taip, arba aš gal čia išjungtai ir pagalbėnis priemonės, tada gaunas nebetikvati sistema. Kaip į visas senas laikas, nedėdau turbinų kompresorių dėl to, kad jis nevaldoms. Įdėjai prabuksavim sistemą, užrašė supercharger, durns įvaldoms, nes tau neleid sokti. Ir tu važiuoji kaip su normaliu mocu. Vo tokį idėja mano. Žiūram. Vos spinelį nereikėjo paklibinti. O, geras, kiek ilga logien. Žiūram, ane? O, bez normalė. O, gera. Yamaha spinelį pardav jums, kas čia yra jums? Servisį rašo, į servisų gėdą. Vidutinis sunaudojams 9 litrą benziną. Ko mes galim žiūrėti, kaip čia reiks naudotis. Kai akumuliatorius, matai, pasijęs akumuliatorius junt biškai sunkiai sok. Select, power full. Ne, noriu full, viskas. O ką reik atgal grįžti? Apli. Palaikom. Okei. Tu sugadinau. Viskas ei. Tu vis. Power full, karoč off. Gera. Oi, kas sunkia suka kums baigas. Okei, važiuoju. Sankabo tokį, matai,
o tak bėgia kaip, nu ne Kawasakiška. Bėgia, žiūrėk, putikšt, kakal. Greičiausiai greiždėžė, kaip jie vaks teneris tokį, nu padarė, kad laikytų visam laikau. Nes sermata būtų greiždėžė pabėra, nu 200 arklių, nu torų laikyti kažkai. Laba gunklojas vairs, pavyzdžiui, suki un su pukt, ir nesisuk. Vara, glukt. Žymamės. Oi, su abesinam. Užskaitom, kad to veito. Palauk, mes čia galėjom tą veito kitę pasižymėti. Biški dūmų numėt kažkodėl. Tepal perpil, kažkas, matyt, benzin tepal daugiai maišį. Asmeninis nuburnau dvokučio numetėms. Nu ką mes dabar turėtume, nu pabandyti, ką. Kur čia reikia pavažiuoti? Kad neiššoktų kas. Į savaitgalis daug girtų vairuotojų kelyje. Nu, ne girtų, girtų briedžių. Padongs mačiau geras. Nu, galėt pabandyti užsokti, ne, pažiūrėti, iš kur kuo jis dygus. Iš kur tas kompresorius. Nu, šifteris gerdas, kaip šaudo smagiai. Nu, bandykiam surasti gražią veitą. Išvažiaukiam iš Lietuvos ir pasukiam. Ką pralėkiau. Visas kapinis ant monis visas. Nėr stikliok. Tikra esi to motociklas ir tu instai band nužudyti, tu važiuoji. Toks pradžia. A papasakot, konda, kaip jausmas, kaip ten viskas. Nuomonė ir, jau ir. Čia, hebrytė, ir toks aparats, turintis galingą variklį. Nedėkiam, jums grožėtis, Aplėkiau ratą da, viską, bet įsivaizduoju, spidometras melon. Melon spidometras kažkur 100. Važiuoju 40, važiuoju 70, dead gas, važiuoju 0 pradėjo rodyti, nu, blogą veiks spidometras, niek gerą. Nuo 40, nuo 50 kelas. Trečių bėgių.
užsiput, 5-6, 6 konkrečiai šniūryt pradeda. Puč. Ja, toliau. 2 važiuot gal, bet stryts, taip, įdomiai, 20 nedu, nes melon, 100 km melon. Stabiloms keist, Kawasakinis, tu turi guldyti, non pat guldyti. Aš turiu treniruotis labai specifikų valdymą. Gal trumpsiai, nes kiti moca gulas tiesiog iš subinės. Sonau ne. Z650 taip pat gulas. Litriniaus kavos nesugoldys. Tas keliukas gražės, čia kurį užvarnių. Rezumacija, kom pasakyti jums, ar apsimoka pirkti? Nepirkstu, nes tu bijuosi. Tas moc padaryt žiaurė pigiai, kad galėtų Hondos vairuotojai andun pirkti. Tai gal iš dalies padeda. Bet pakeiskim mąstymą. Tas motociklas pigus dėl to, tai visi. O, supratat. Dėl to, kad to, jeigu tau patink, užsikrautų muntano karbonizet arba savo kažkokį turling, špurling. Kompresorius tam varikliau, kondod, jausmą kokį. Taiklų jausmą jums atsakys. Važiuoju su strytu, kaip 1.3 variklis, 1.4, 1.5 variklių. Jausmas toks. Gamintos tiesiog tokį, ne vienas variklis nedaud gazus, užsicipi pradėt sniūryti. Galbūt V4 variklė, panašiai, Ducats važiuon. Ducats važiuon geriau. Čia nepasikoliems geriau važiuon. V4. Un greičiaus, kai pradėt sniūryti, gal Kawasaki ton Ducati ir apneštum. Bet jau labai greita iš tikrųjų. Pats epizodas, duodi gazą, uns važiuom kaip litras. Uns net važiuom mažiau nei litras. Veids, pavyzdžiui, visi Bimbala džiaurė pikti ir R-Veina, visi tai Big Bang variklė, tai visi MT-010. O, veids, tūksa. Bet uns ir paskiau vež. Tas nelaba, iki 5000. Uns tikrą trauk vis gerai. Iš gaz, taip, duodi staiga gaz, stoiks nekel. Su man supras, bet vis tav yra. Mes viens kit suprantam. Važiuoju iš gaz, nesikel. Kelas tik 5-6, į kelas į vienodą kelas. Į neįdomi, nieks. Į kompresorius duodi gaz, uns didelių kubatūrų varikliaus efektą. Uns lėta bėgė, bet kalop. V4 variklė panašiai elgas. Duodi, ką pradėt tokį kukuku varyt, o 4 cilindrų imkiam vis tai MT-škistos. Duodi, uns klik, uns vienodą peš, bet vienodą, atsipra. Netu tokį masyvaus, tokį jausmą, kad tai plėš, ir Triumf 2.3 Rocket, o kompresorius. Gal irgi principas toks triumfiniaus efektas. Kelas dabar, į atjungtą viskas. Valdyti sunkia, un postai gaz nuėmi. Kompresorius veikinė ir svait subėni. Svoris prieki. MT-01. MT-01 efektą dabar pajutau, flashbackiok, jeigu taip. Čia nieko lygint, bet principas tai kualda tokį. Valdomom, pasigėdau, bent aš. Galbūt aš esu važiavęs ir važinėjau su geresnį valdomų motociklu, kuris sėdi kaip žmogus teisė. Čia susireit, ronk pakert iš kartą, vėl pradėjai skaudėti. Bet čia normal, čia dalyką. Goldėm sonau turi kovoti, uns pats nesigol. Bet uns negoldimo jį. Un lygiai atsistojom plent, tik viniok į tau reikals. Ir rezimuokim. Kompresorius gerain, neblogain, duoda efektą didelį kubatūros motociklą, tinkantis tikrai nedaugeliau, tinkantis, kad nori kažko įdomiau, nei tiesiog nusipirkau ZKS keits į aikštelį, greičiau atvažiaus. Čia atvažiavęs į aikštelį, iš karto apspistai Zetkininką ir žiūrės. Ir savo iliuzijos
soliutaus. Wow. 1.4 Kawasaki pasiėmus, pasidarė Street Fighter, iš Hayabuzos padarė Street Fighter, iš Bakinga kažkon tai, ne? O tas pats efektas tik be kompresoriaus. Čia žingsnis buvo toks eits, žiūrėsim, kaip vystisas kompresorinė dalyka. Kažkokiem rezultatam pasiekti gerą, bet čia kita tema. Turbūt motociklas lengvas ir kilovatą į kilogramą turbūt, apskaičiau tą didėjančią tvarką. Motociklas sveria 250, jeigu 200 jėgų, ant senus paveš, bet jeigu motociklas sveria 170, 180, 178, ir 210 arklių. Kitoks ir važiavims. Nes tada reikalinga jau aerodinamika, kad nesikeltų, peleką, šiupelę visakiai, kad tu pajustum ton trauko. O čia geras sprendimas, marketinginis mocas, pasako draugams ir ne tik. Ir šiaip, tu turi unikalų daiktą. Tokių daugiau mocų nėra. Ir viskas. Mums gali būti padaryts ir iš presaut popieriaus, kaip į Mustangs. Svarbiausia, hipnečnergleris ir variklis. Daugiau čia niek nereikia. Dėl aspekto, Brembo. O ping-pong Chinese neloš, bet dėl skonio nesiginčiama.